Nu va, apsikirpau. Tai šitą, žinot, kad neįgaliesiems, kai jie prasitęsia savo tą neįgalumą, dalyvumo lygį, kai jie prasitęsia arba gauna, jie pildo prašymus gauti šitą neįgalumo pašalpas. Tai aš noriu pasakyti, kad tokiu atveju turėtų šita savivaldybė ar tas kažkoks skyrius, Sodra, kuris skiria pašalpas, kiekvienais metais paskelbti, kokią jūs gausite neįgalumo išmoką. Jie turėtų kiekvienais metais paskelbti neįgalumo išmoką, supranti? Kiekvienais metais turėtų atsiųsti laišką ir pasakyti, ar jums paskirta ta neįgalumo išmoka, ar jinai jums yra nutraukta. Nes šiais metais aš planuoju eiti į viešumą ir paskui man gali nutraukti tą neįgalumo pašalpą nieko nepranešę. Tai va, savivaldybė ir ta Sodra turėtų informuoti neįgaliuosius apie tai, kad jiems yra nutraukta šita neįgalumo pašalpa. Nes kai aš būsiu viešumoj, man nutrauks ir už skolas uždarys į Rokiškį. Dėl to, kad negalėsiu susimokėti už bendrabutį. Supranti? Dabar, kai nutraukia neįgalumo grupę ir pašalpą, nieko nepraneša. Jie nieko nepraneša. Turėtų informuoti, kad tau yra skiriama va tokia ir tokia pašalpa. Aš teikiu siūlymą Sodrai, kad informuotų neįgaliuosius apie jiems paskirtas išmokas kiekvienų metų pradžioj arba kai ta išmoka pasikeičia. Supranti? Aš noriu pateikti Sodrai prašymą, kad jie informuotų neįgaliuosius laiškų popierinių apie jiems paskirtą tam tikro dydžio neįgalumo pašalpą. Arba, kad jiems ta išmoka yra nuo tokios ir dienos nutraukta. Nes dabar tau gali nutraukti. Bus pagrindas man nutraukti neįgalumo grupę, bet nieko nepraneš. Aš teikiu prašymą Sodrai video formatu, kad jūs informuotumėt kiekvieną kartą, kai pasikeičia neįgalumo pašalpos dydis, gyventojus popierinių laiškų, kad nuo tokios ir tokios dienos jums yra nustatytas toks ir toks pašalpos dydis. Va ko noriu, kad neįgalieji būtų informuojami apie jiems nustatytą arba panaikintą neįgalumo pašalpą. Aš teikiu prašymą Sodrai, tai yra mano prašymas. Informuokite neįgaliuosius apie pasikeitusi neįgalumo pašalpos dydį arba kai jis yra nutrauktas. Nes kai valdžia man nutrauks tą pašalpą nieko nepranešus, tokiu atveju aš liksiu ir be pinigų, ir be laisvės. Aš turiu prašymą, kad Sodra informuotų neįgaliuosius apie pasikeitusi neįgalumo pašalpos dydį arba kai jis yra nutrauktas. Ir šiandien, kai grįšiu namo, parašysiu Sodrai laišką, teikdamas pasiūlymą, kad atsiųstų laiškus apie nutrauktą neįgalumo pašalpą, kad turėčiau įrodymą. Nes dabar viskas daroma tyliai. Nutraukia neįgalumo grupę ir tu nebegauni pinigų. Aš noriu, kad mes visi norim, kad nutraukus neįgalumo pašalpą ar panaikinus neįgalumo grupę, dalyvumo procentus, būtų informuojami gyventojai apie sąlygų ir aplinkybių pasikeitimą ir kad gyventojai būtų informuoti apie tokius pokyčius ir kad turėtų įrodymą, jog jiems buvo nutraukta. Nes šiai dienai viskas daroma tyliai, be tavo žinios.